Buvo vilkas, pilkas, kuris darė dildo. Taip, einu žiūrėti, kaip tenais jisai įvykdė savo darbą. Tenais dar parašiau jo padaryti raketos planą. Nu, ir žiūrėsim. Gal net premijos aš jam duosiu. Pas mane šiandien labai gera nuotaika. Taip, ką jis ten padarė, tuoj pažiūrėsim. Nagi. Va, radau, koks ten pavadinimas. Dildo 1. Nu, neversiu jo perdarinėt, kai pas mane gera nuotaika. Nu, dar prašiau jo vieną raketos projektą padaryti. Pasižiūrėsim, kaip jisai su šitu susitvarkė. Ir tenai jis visą laiką laiko. Ai, va, radau. Taip, va. Kabina, va. Šiaip gera, va. Būtų patogu termoreguliaciją ten padaryti. Turbiną, matau, va, ir benzo bakas. Oro bakas, tiksliau. Gan gero dydžio. Viskas puikiai padaryta, tik tai sparnus jisai nelabai gerai padarė. Bet nieko, šį kartą mums sparnai nelabai svarbus. Nu taip, pasižiūrėjau, viskas gerai, va. Nu kas čia per buteliukai? Gerai, neliesiu. Tai dar kažką sudaužysiu. Koks man skirtumas? Vis tiek ant jo galėsiu viską suversti. Taip. Viskas. Galiu eiti toliau. Taip. O gerai. Aš manau, šitam projektui labai gerai tiks vilkai įstatyti. Taip. Reiks mūsų kareivių kelių paprašyti, kad juos pagautų. Taip, mano kareivėliai. Dabar jūs eisite medžioti vilkų, tik tai nešaudykite į galvas. Mums jų reikia vis dėlto gyvų tam, kad jie mums statytų mūsų raketą Dildo 1. Klausomės jūsų.